atėjo moliūgų sodinimo metas. Čia yra sudaigintos moliūgų sėklos. Jas sodinsime šiauduose. Šitoje vietoje pernai augo bulvės. Šiaudai buvo palikti per žiemą. Jie supūvo, pritrešė, iškasame duobutę ir įdedame daigintą moliūgo sėklą. Šiek tiek paliekame jam langelį šviesos. Kai jie paaugs, juos užkapstysime šiaudais. Planuojame pasodinti kelišimtus moliūgų. Šniūrelis yra pratemptas, kad žymėtų eilės. Sodiname 80 ant 80 cm atstumais. Ir natūralios sodininkystės, gamtinės sodininkystės žinovai sako, kad derlius tiesiog tokiu būdu pasodinant daržovės būna neįtikėtinai fantastiškas. Ir aš jais tikiu, nes šitoje vietoj augo bulvės po šiaudais. Derlius buvo nuostabus, buvo labai skanios bulvės. Jos nesirgo, nebuvo jokių piktžolių, koloradų ir taip toliau. Kova su varpučiais, auginant po šiaudais, tampa ne kova, o vienas malonumas. Vat pavyzdžiui, varputis. Jisai, žinote, tokia plintanti žolė, bet jeigu jinai išsirauna, jos šaknis būna absoliučiai paviršinės tarp šiaudų ir žemės. Tiesiog vienas malonumas išrauti varputį iš sklypo, kuris mulčiuotas yra šiaudais. Taigi, lauksime derliaus.